Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Štai mes esame Anykščiuose, būtent retromobilio ekspozicijoje. Čia žiema, šalta, turbūt patys jaučiate būtent ir iš manęs. Norėčiau jūs pakviesti į pirmąjį šiais metais renginį, kuris vyks Kaune vasario 25 dieną. Ir tikrai apsilankykite, nes mes ko gero jau vieni kitų pasilgome to nuoširdaus bendravimo ir po truputį ruošiamės, žinoma, 24 metų sezonui. O štai šalia manęs yra šio muziejaus vadovas Antanas. Antanai, sveiki. Sveiki, Ramūnai. Sakykit, Antanai, kaip ekspozicija laikosi? Ekspozicija žiemoja gerai, nes čia lankytojai laukiami visus metus ir dabar va, tuoj pro duris įeis būrelis jų, tai prašom atvykti. Tai kitaip tariant, ekspozicija neužsidaro čia sezonui, Ne. visus metus veikia. Ne, visus metus, tik tiek, kad savaitgaliais mes čia būname nuolatos mūsų darbuotojas, o kitomis dienomis tiesiog paskambinus ir iškart susiderinam, ar mes iš šiltesnės patalpos į čia atbėgame. Taigi, gerbimi lankytojai ir istorinės technikos gerbėjai, būsite Anykščiuose, būtinai užsukite į Siauruko muziejų. Čia yra ne tik retromobilio muziejaus ekspozicija, bet būtent ir apie patį traukinuką, apie patį judėjimą transporto. Jūs daug ką sužinosite. Pats Antanas papasakos. Iš tiesų, labai praplėsite savo akiratį. Ačiū už dėmesį ir iki pasimatymo retromugės metu.